Pėdučių nėra. Dviračių vagotas, dviračių bandyta važiuoti. Ir va vienas pėdas. Aptikom, nu ką, dzinguliukai. Fantastiniai vietoj randamas. Nu nieka. Biškį uždūsom, bet galbūt į aną pusę bus lengviau nuvažiuoti. Apala kaip tada reikės iš sodų grįžti. Gal nebegrįšiu jau, liksiu anoj pusėje gyventi. Dėkodamas projektuotojam, finansuotojam, nupasako. Laipiot nenorėčiau, bet šiaip tai... Jo. Kaip čia? Kvailybės tiltas. Pinigai, vėjais ir jokios naudos. O kad naudos nėra, vat įsitikinam pagal pėdas. Vaikų matosi, va vieno vaiko žaista, dviratis pasukiotas ir vieno žmogaus prapšlepsenta. Čia turbūt priėmimo komisija tiltą kaip ėjo, praėjo. Jo. Mum nedzin. Bet verkti noris. Bet vis tiek turim kažką tai daryti, kad tokių absurdų, tokių, kurie tiesiog ašaras spaustų mum iš kvailumo, iš neukiškumo, iš taškomų lėšų. Taip negalima gyventi. Ir ilgai mes tikrai, kaip sakau, tikrai ilgai netempsim. Kiek, jūs sakote, Europos Sąjunga mus šers, betgi jau už poros metų reiks grąžinti visą šitą nesąmonių pridaryti, kur pinigai išleisti. Reiks visiems grąžinti, mūsų vaikam ir anūkam. A gal geriausiai tada ir bėgam. Gal dėl to čia tas ir tiltas, kad būtų mums patogiau ir greičiau palikti mylimą tėvynę, gimtąją Ukmergę. Nežinau, aš nenoriu jos palikti. Man nedzin, todėl aš ir sakau laideliai. Ukmergiečiai, darykim viską, kad būtų nedzin. Kad mūsų mylimoj žemeliai, Ukmergiai, mums būtų visiems gera gyventi. O ne taip kaip, nežinau, belieka tik rankom skestelti ir pasakyti. Man nedzin. Net jaunuolis, sportiškas matosi, nesugebėjo užvažiuoti viršų. Bet dviračių takas, jeigu būtų, ten važiuotume. Paprasčiausiai pramogų kalnelis.